Žodžiai apie Manuelį, Dievą su mumis, gimsta nerimo ir grėsmės akivaizdoje. Kai ateitis tampa neaiški, žmogui labai lengva ieškoti atramos vien žmogiškose sprendimuose - saugume, kontrolėje, planuose ar garantijuose. Tačiau Dievas siūlo kai ką daugiau ir giliau - savo buvimą su žmogumi, su tavimi. Jis nepažada, kad sunkumai išnyks, bet pažada, kad mes juose nebūsime vieni. Evangelija atskleidžia, kad išgelbėjimas ateina ne pabėgant nuo problemų, bet leidžiant Dievui įžengti į mūsų gyvenimo istoriją, į kasdienybę. Dievas su mumis reiškia, kad Jis yra šalia mūsų sprendimuose, abejonėse, kančioje ir atsakomybėje. Tai labai konkreti patirtis ir šiandien. Pavyzdžiui, žmogus atsidūręs gyvenimo kryžkelėje, susidūręs su liga, darbo praradimu ar šeimos krize, kai nori išsiskirti, pirmiausia gali jausti baimę ir norą viską išspręsti savo jėgomis, tačiau maldoje gimsta kita laikysena. Aš nesu vienas. Aš neturiu visko kontroliuoti. Atsiranda ramybė ir jėga, kai atsiduria Dievas šalia. Šventasis Juozapas Evangelija rodo, kad tikėjimas tai pasitikėjimas Dievo vedimu, net tada, kai ne viską suprantama. Emanuelis tai Dievas, kuris yra šalia ir tavęs niekada nepaliks. Tavo kasdienybėje, tavo sunkumuose. Ir šiandienos žodis kviečia mus leisti Dievui būti tikrai su mumis. Mūsų baimėse, sprendimuose ir visame gyvenimo kelyje. Ar leisi Dievui būti su tavimi tavo kasdienybėje? Gero apmąstymo ir palaimintos dienos.